pikantiškus kažkokius paveikslėlius, kūdikėlį Jėzų priimti, dar kažkokį. Padėdavau aš tą duoną ant radiatoriaus, tada kažkokie tokia batoną, bulką kažką ten sulaužė. Buvo visuotinis raudojimas laikant tą duoną, fiziškas, kūniškas, mėsa. Garbė Jėzui Kristui, šalom visiems, sveikinu visus vėl prisijungusius prie YouTube'o. Tęsime mūsų kelionę, apmąstymus, apmąstydami Jėzaus vardus, kaip jis įvardijamas šventame rašte ir kokius santykius su mumis formuoja tie vardai, ką jie mumise provokuoja, kokias mintis žadina, apie ką kalba. Tie vardai liudija tam tikrus jo darbus, kad mes žinotume, ko iš jo tikėtis. Taigi šiandien bus Jėzaus vardas gyvenimo duona, gyvoji duona, kaip pavadinsim, tai toks katalikams turėtų būti artimas reikalas, nes katalikai yra jau taip išmokinti, išlavinti, adoruoti tą gyvenimo duoną, priimti komuniją, priimti Jėzų duonos pavidale. Aišku, yra knygų prirašyta apie Eucharistiją, apie švenčiausią sakramentą, visokius stebuklus ir panašiai. Visokiais būdais bandoma padėti žmonėms įtikėti, priimti laužomą duoną per mišias, priimti Kristų, Kristaus kūną, už mus atiduotą Golgotoj. Bet mes te turim keletą minučių, kad pasiaiškintume, kas čia mums svarbiausia. Man asmeniškai labai kažkada padarė įspūdį, kai aš dalyvavau, dar jaunas būdamas, vienose išleistuvėse vieno vokiečio baptisto, kuris ir daug darbavosi dėl Evangelijos ir Kazachstane, Rusijoje, ir buvo suvažiavę iš visos sąjungos draugų jį išlydėti į Vokietiją, išvažiuojant gyventi. Ir tokia mažam namelį, mažam kambarėlį, nežinau kiek ten buvo žmonių, daug susigrūdę. Ir jie skaitė raštą, meldėsi ir laužė duoną ir dalino. Ir tai jiems buvo kaip mus katalikus mokino, protestantams ta duona tik simbolis primenantis Kristų, kuris atidavė gyvybę už mus. Bet jie paėmė tą duoną, tada kažkokie tokie batoną, bulką, kažką ten sulaužė, paėmė tą gabalėlį to batono, tos duonos, baltos, kvietinės, tiesiog raudojo, verkė, nežinau, kas ten juos tai pravirkdė. Ar jie visada taip verkdavo, ar tik dėl to, kad draugai išlydi, bet kažkaip tada Viešpats labai stipriai palietė masiškai visų jų širdis ir buvo visuotinis raudojimas laikant tą duoną prieš priimant į burną. Ir aš galvoju, jeigu katalikai taip, kurie išpažįsta, kad čia realus Kristaus kūnas, realus Kristus toje duonoje, ne simbolis, ne kažkoks priminimas, ne kažkoks tarpinis variantas, per kurį tarsi ateina Jėzus dvasiniu pavidalu, bet toks fiziškas, kūniškas, mėsa, kūnas. Jeigu mes su tokiu tikėjimu ir pagarba priimtumėm, kaip mes turėtume raudoti iš dėkingumo, iš džiaugsmo, iš meilės, tada smarkiai pakeitė mano požiūrį į komuniją ir aš pradėjau labiau gilintis, ką tai man reiškia kaip katalikui ir
su visai kitu, tokiu santykiu dalyvaudavau komunijoje ir kiekvieną kartą komuniją priimant aš asmeniškai prisimenu Kristaus kančią, Kristaus mirtį, nes kur atiduotas tas kūnas už mane, kaip mišiose tariama žodis imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Kur tas kūnas buvo atiduotas? Jis buvo Golgotoje atiduotas. Vaikystėje aš girdėjau visokių versijų ten, kaip reikia įsivaizduoti priimant komuniją, kaip reikia įsivaizduoti. Bet deja tie įsivaizdavimai, tos liaudiškos fantazijos, kai nėra bažnyčios tokio mokslo pristatymo žmonėms, tos biblinės minties, tų žydiškų šaknų, iš kur pareina, ką žydams tai reiškia ta duona, nes tai labai surišta su žydų Velykomis, kurių metu jie laužo neraugintą duoną ir vieną tą vadinamą macą, ir vienas tas macas simbolizuoja būtent Mesijo macą. Taigi yra toks reikalas kaip būtent neįsivaizduoti, kaip man patinka romantiškus kažkokius paveikslėlius, kūdikėlį Jėzų priimti, ar dar kažkokį, bet būtent priimti kaip tą, kuris atiduoda savo gyvybę už mane, kuris atiduoda gyvybę, kad aš gyvenčiau. Tai yra brangus, svarbus momentas. Todėl priimti jį kaip atiduodantį gyvybę už mane ir mirštantį už mane, kad aš gyvenčiau, kad aš būčiau laisvas, kad gyvenčiau Dievo vaikų laisvę. Tai yra labai svarbus tikėjimo momentas. Jis iš esmės keičia mano santykį su Jėzumi. Jeigu jis numirė už mane, tai aš kaip apaštalas Paulius jau noriu gyventi su juo ir dėl jo. Ką Jėzus apie save kaip gyvenimo duona pats sako? Mes skaitom Jono Evangelijoje 6 skyrius 23 eilutė. Tada Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir ta duona pasauliui gyvybę ir duoda pasauliui gyvybę. Tada jie ėmė prašyti Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos. Jėzus atsakė, aš esu gyvybės duona. Kas ateina pas mane niekuomet nebealks ir kas tiki mane niekuomet nebetrokš. Bet aš jums jau sakiau, jūs mane regėjote ir netikite. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mano siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau nė vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutinėje dieną. Tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Tada žydai ėmė murmėti, kad jis pasakęs, aš duona nužengusi iš dangaus. Jie sakė, argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus, argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti, aš esu nužengęs iš dangaus? Jėzus jiems atsakė, liaukitės tarpusavy murmėję. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukė. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną.
praleisim gabalėlį ir Jėzus vėl sako, aš gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė, o štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys nemirtų. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Na, žydams vis tiek buvo sunku suprasti, kaip jis gali duoti valgyti savo kūną, nes žydams iš vis yra svetima, šlikštu galbūt net įsivaizduoti, taip tiesmukiškai pažodžiui įsivaizduoti, kad ima ir valgo žmogaus mėsą, kieno nors kūną, valgyti, kaip Jėzus gali duoti valgyti savo kūną. Kažkokia čia dveinasi kažkas, tai Jėzus kalba apie duoną, tai jis kalba apie kūną, kas tas jo kūnas, kas ta duona. Kažkada aš turėjau patirtį dar šiek tiek kitokią, kai 88 metais buvau gavęs 15 parų dėl to, kad nešėm ant Rainių kankinių kapo vainiką. Mus areštavo ir mes ten buvom paskelbę bado streiką ir tiesiog badavom, bet mums atnešdavo duonos kepalą. Padėdavau aš tą duoną ant radiatoriaus ir skaitydami raštą su Egidijum Gricium medituodavom tą duoną ir man kilo toks įvaizdis, kai Jėzus kalba apie gyvenimo duoną, tai kartais man atrodo, kad ir Dievo žodis yra duona, maistas, dvasiai. Aišku, Jėzus mus maitina eucharistinę duoną, kaip žydai buvo maitinami dykumoje mana, kad pasiektų pažadėtąją žemę. 40 metų jie buvo maitinami, daugeliui nusibodo ir ten nors ta mana keisdavosi ir kiekvienas galėdavo jausti skonį, ką mėgo, kaip išminties knygoje parašyta, bet vis tiek buvo tų murmėjimo, pasilgo mėsos, pasilgo česnakų, kažkokių kitų skonių ir panašiai. Bet jie išgyveno 40 metų dykumoje, kas yra neįmanoma kitų tautų akivaizdui. Ir mes esam keleiviai, tikėjimo keleiviai, mes keliaujame į tėvo namus, Jėzus atėjo, kad mus išlaisvintų iš vergijos, mums pristatytų mylintį tėvą ir kad mes turim namus danguje ir ta pažadėtoji žemė mūsų laukia danguje. Ir mes vėlgi kaip tie žydai toj dykumoje, toj dvasiniai kelionėje į amžinybę esame jo maitinami, kad turėtume jėgų gyventi tikėjimu, kad turėtume jėgų gyventi meilę ir panašiai. Bet aš neapsiribočiau vien eucharistinę duoną. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tai ir Dievo žodis veikia kaip kūnas, kaip duona. Kai aš skaitau žodį, tarsi atsikandu gabalėlį duonos, kai aš apmastau tą žodį, ieškau tos prasmės, ką čia viešpats nori man pasakyti, ką aš turiu daryti, kokia jo valia, man pareina supratimai ir aš tarsi pasisotinu. Tarsi tas žodis kaip duona ištirpsta mano kūne, pamaitina mano dvasią, pamaitina ir mano kūną, uždega mano širdį. Ir aš turiu tada jėgų gyventi tikėjimu ir daryti tikėjimo darbus. Be žodžio aš silpstu, per žodį ateina ir gyvasis vanduo, šventoji dvasia ir atgaivina sielą. Taigi, be Dievo žodžio mes neturėtumėm ir eucharistinės duonos, švenčiausio sakramento, taip vadinamo, Kristaus kūno, nes Dievo žodžio ir šventosios dvasios galia mūsų paaukota Dievui duona, priimama, sunaikinama ir mums gražinama, perkeista kaip jau nebeįkainuojama dovana Kristaus kūnas ir kraujas, kuriuo mes esame maitinami, stiprinami šitoje žemiškoje, bet dvasinėje kelionėje. Linkiu jums atrasti džiaugsmą, susitinkant su Jėzumi,
ateinanti per žodį ir save atiduodanti mums duonos pavidale. Šalom visiems.